kurios jau senai nėra Dievo akise, bet velniai įtikino tave, kad jinai yra. Dėl čia yra pasmerkimo demonai ir mes melsimės, kad jie paliktų tavo gyvenimą, Jėzaus vardu. Išeis lauk. Išeis lauk. Nes mes skelbėme čia Jėzaus kraujo jėgą šioje vietoje. Mes skelbėme Dievo valią, tiesiog dabar. Jeigu tau reikalinga pagalba iš Dievo, tiesiog dabar pasilik maldoje ir laukime. Laukime, kad dabar nužengs Dievo jėga ant tavęs. Dievo jėga nužengs ant tavęs. Tu gausi išlaisvę, jeigu tu pradės pykinti ar kažkas darytis, ar kosėti pradėsi kažkas, paleisk tam, nes išeidinės tai, kas turi išeidinėti lauk. Tiesiog dabar viduj savo atgailauki nusigręžk. Atgailauki nusigręžk ir gręžkis į Dievą nuoširdžiai. Nuoširdžiai. O Dieve nuoširdžiai. Kalamamas kalavaras į porą mahadidigas paravargantame. O, šventoji dvasia. Šventoji dvasia, pereik tiesiog dabar per savo viešpatie nuosavybę. Pereik šventoji dvasia. Pereik tiesiog dabar. Šventoji dvasia. O viešpatie, kad niekas nebūtų pasislėpę. Jokia viešpatie dvaselės nebūtų pasislėpusios. Išvalyk savo kloną viešpatie Jėzų. Išvalyk savo kloną, mes meldžiame Dieve. Tiesiog dabar. Tavo jėga, šventumas viešpatie, tai pereina mūsų gyvenimus viešpatie. Jėzų. Tiesiog dabar, aš surišiu tą kompromisų dvasią, pasaulio dvasią, amžiaus dvasią, mes kalbame, išeik lauk, žmonės šiandien, išvaduojame tiesiog dabar, išvaduojame laisvius, pima, kas paramą, pasą, pramas tu pasveikimo dvasia, o kalties dvasia, kaltinanti dvasia. Yes, aš gavau tokią instrukciją, žiūrėkite, mes dabar visi sakysime, kad nebūtų paprasčiausiai žmonės identifikuoti, bet tu dabar paimsi, save išlaisvinsi, nes tu turi galią Jėzaus varde. Kaip tu tai padarysi? Kaip tu tai padarysi? Tu paimsi pirštą ir rodysi. Jeigu tave atakuoja kaltės kaltinanti dvasia, tai padėjo mano gyvenime, tai padėjo daugelio žmonių gyvenime. Jeigu tu tiesiog net ir pripažinęs kažkokią savo kliaudą, kažką padarė ne tai, tau atrodo labai didelė nuodėmė. Ir Dievas galbūt atleido ir atleido. Žinok, jis tikrai atleido. Pačias didžiausias nuodėmės. Jisai išlygino viskas, atleista. Bet jeigu tu per kažkokį ne tą mokymą įsileidai bent truputį velnių vietos davėjai, jis panaudos tą vietą. Tau šiandien reikia užlopyti tą skylę ir pasipriešinti kaltinančiai dvasiai. Tau pačiam reikia tai pasipriešinti. Dabar mes darysime tai, mes visi tai darysime. Kartuosite paskui maldą arba paliepimą. Kartuosite paskui mane, bet įdėkite visą savo širdį ir tiesiog sakydamas lauk, tiesiog numeskite nuo savęs. Kas tai bebūtų, jeigu dabar mes kaltinančią dvasią, bet ir kitas visas dvasias, kurios pristoja prie tavęs, kažkokią nuodėmę nuolat darančią, žinau, tai gali būti demonas. Paprasčiausiai įvardink tai, sakyk, Jėzus vardu, išeik iš mano gyvenimo. Ir jisai pasitraukia. Jis neturi jokio pasirinkimo. Tu tiesiog pasakėjai ir atmetėjai tai. Ir Dievas, dangus, pagerbė, patvirtino tavo šitą paliekimą. Jėzus pasakė, ką paliepsite, aš padarysiu. Todėl dabar, paimk savo ranką, uždėk tiesiog ant savo širdies, ant savo centro, ant savo dvasios. Kitą ranką, dešinę ranką, laikyk pasiruošęs. Paimk tą pirštą kaip valdžios. Rodyk tiesiog ir ta bėda, kuri tavo gyvenime, tiesiog ją matyk dabar, savo dvasios akimis. Ir dabar tu kreipsies tiesiog į asmenį, kuris girdi tave. Tai yra asmuo, kuris girdi tave. Jeigu tai lygos dvasia, kažkokios seksualinės nešvaros dvasia, žmonės, kai kurie krikščionys pornografija domis, tai gali būti dvasia. Girdoklystė, tu sakai, aš truputį geriu, tai yra taip pat priklausomybė. Rūkimas, narkomanija kažkokia.
Liūdesys. Liūdesys tai depresijos dvasia. Ja turi varyti kaip didžiausia priešą. Liūdesio danguje nėra. Pas Dievą yra džiaugsmo pilnatvė. Ir jis atėjo išvaduoti, išvesti mus iš šito liūdesio kalėjimo ir nešti džiaugsmą liūdintiems Sione. Todėl dabar paim vieną ranką uždėk tiesiog ant savo dvasios ir tiesiog dabar kitą paim pirštą ir matyk tą problemą ir tiesiog kartok paskui mane. Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Aš paliepiu. Problemai. Aš ją matau. Aš ją identifikuoju. Kaip Dievo sūnus. Turintis valdžią. Kristuje Jėzuje. Jėzaus vardu. Tarsi pats Jėzus tai darytų. Aš paliepiu. Tu problemą. Tu dvasia. Tu demonė. Jėzaus vardu. Aš atmetu tave. Kaltinanti dvasia. Jėzaus vardu. Liūdesio dvasia. Jėzaus vardu. Ligos dvasia. Negalios dvasia. Savigailos dvasia. Jėzaus vardu. Taip, identifikuota kritikos dvasia. Jėzaus vardu. Kam dar ateina? Pornografijos dvasia, tu pralaimėjai. Pornografijos dvasia Jėzaus vardu. Jeigu kam ateina dar kokia dvasia, sakykite garsiai. Bet aš tai išsakiau, ką aš identifikavau šioje vietoje. Liūdesys, kaltė.